Sveiki, esu Agnė, Kurk Lietuvai projektų vadovė ir paskutinį pusmetį ryšių reguliavimo tarnyboje atlikau projektą, kuriuo siekiau išsiaiškinti, kokių kompetencijų reikia efektyviam dirbtinio intelekto akto įgyvendinimui Lietuvoje, kurių iš jų turime, o ko dar trūksta, ir norėjau pateikti rekomendacijas Lietuvos ekosistemai. Taigi pirmiausia, dirbtinio intelekto aktas yra ES teisinis reglamentas, kuris jau įsigaliojo 2024 m. rugpjūtį. Šio akto tikslas užtikrinti, kad visuomenė nepatirtų neigiamo žalingo DAI sistemų poveikio. DAI akte numatoma, kad kiekviena valstybė narė bus atsakinga už savo šalyje kuriamų DAI sistemų vertinimą. DAI sistemoms keliami reikalavimai yra pagal jų keliamą rizikos lygį ir didžiausias dėmesys yra skiriamas didelės rizikos DAI sistemoms. Šioms sistemoms bus keliami atitikties vertinimo reikalavimai, o tą atitiktį tikrins notifikuotusios įstaigos arba atitikties vertinimo įstaigos. Šios įstaigos galės būti privataus sektoriaus įstaigos arba mokslo institucijos, tačiau po šių sistemų patekimo į rinką už jų priežiūrą bus atsakingos rinkos priežiūros institucijos, kurios yra viešojo sektoriaus institucijos atstovės. Ryšių reguliavimo tarnybos siūlymu Lietuvoje turėtų veikti apie 10 DAI priežiūros institucijų. Toks modelis yra siūlomas ne tik Lietuvoje, jisai siūlomas ir užsienyje, pavyzdžiui, Nyderlanduose šis modelis jau yra įgyvendintas, o kitose šalyse taip pat sekama šiuo pavyzdžiu. Taigi, DAI sistemos valdysenoje dalyvaus tikrai nemaža dalis viešojo sektoriaus institucijų. Ir natūraliai kyla klausimas, ar šiose institucijose turime pakankamai kompetencijų, kurių reikalaujama pagal DAI aktą efektyviai DAI priežiūrai. Šios kompetencijos išvardintos skaidrėje, tačiau jos apima tokias žinias kaip gilias DAI technologinės žinias, duomenų valdymo žinias ir panašiai. Taigi, norėdama išsiaiškinti situaciją Lietuvoje, sukūriau klausimyną, kurį išsiunčiau kompetentingoms institucijoms. Ir šio klausimyno atsakymai parodė, jog 90% institucijų nesijaučia pasirengusios atlikti DAI sistemų priežiūrą, kaip to reikalauja DAI aktas, bei pagrindinis įvardintas trukdis buvo žinių bei kompetencijų trūkumas. Žiūrint giliau, matome, jog prasčiausia padėtis yra su DAI technologinėmis žiniomis, kuomet dauguma institucijų į daugumą klausimų atsakė, jog nei vienas darbuotojas neturi reikiamų kompetencijų. Taigi, atsižvelgus į tyrimo rezultatus ir užsienio gerąsias praktikas, siūlau 3 pagrindinės rekomendacijas. Pirma, įkurti nacionalinį DAI kompetencijų centrą ryšių reguliavimo tarnyboje, kuriame dirbtų aukštos ekspertizės DAI ekspertai ir teiktų technologinę pagalbą visom kitom DAI priežiūros institucijom. Taip pat siūlau sukurti DAI mokymų programą, kuri parengtų DAI priežiūros institucijų darbuotojus trūkstamomis bazinėmis DAI žiniomis, tai čia technologinėmis bei teisinėmis žiniomis. Taip pat siūlau įtvirtinti tarpsektorinį bendradarbiavimo modelį, siekiant didinti pasitikėjimą tarp verslo bei viešojo sektoriaus institucijų ir didinti reguliavimo skaidrumą. Dėkoju už jūsų dėmesį, o daugiau apie projektą siūlau pasiskaityti projekto puslapyje.